Nors ir žinome, kad maistas gali būti ir vaistų, ir kad valgome, kad gyventume, o negyvename, kad valgytume, bet dėja, kasdienybėje šias tiesas neretai paminame ir tada sakome, sustojo skrandis. Jo, būna kartais. Nuo ko dažniausiai? Net nežinau, gal nuo išgertos kavos ant tuščio skrandžio ar kažko kitų tokių dalykų panašių. Ką jaučia tuo kartu? Nežinau, nesinori valgyti, o kaip valgai nebūna net geriau. Dažnai sako žmonės, sustojo skrandis, ar būna taip jums? Būna. Nuo ko dažniausiai? Nuo ko? Nuo netinkamo maisto, pavyzdžiui, nuo greito maisto. Aš tokio nevalgau. Ir kas tada darosi? Jaučiasi sunkumas skrandyje, ima skaudėti galvą. Bent jau man. Kaip nuo to pabėgate? Geriu vaistus virškinimui greitinti. Sutrikus virškinimui vaistinėje mes galim parekomenduoti natūralų preparatą GastroForte. Į jo sudėtį įeina pankreatinas, vaistažolės, gensionas, margainis, kuris padeda virškinimui, padeda kepenų funkcijai, meteorizmo simptomams gydyti. Šitą preparatą gali vartoti vaikai nuo 6 metų, o taip pat aišku suaugę. Šitą preparatą rekomenduojama vartoti valgio metu, o taip pat būtinai paimti į kelionę, nes kelionių metu dažnai sutrinka virškinimas.